25 metų stovyklos turi temą, kaip ir visos kitų metų stovyklos turi temą apie skautus, apie įgūdžius, apie patirtis, apie komandinį darbą, apie įvairius tokius dalykus, kurie ugdo žmogaus galimybės plėsti komforto zoną. Ką mes veiksim, tai mes pradėsime nuo komandos formavimo ir susižinojimo, kokioj komandoje aš esu. Po to leisimės į įvairias patirtis gamtoje. Tai ir žygiai sausumo, žygiai vandeniu, strateginiai žaidimai, įvairius mokymaisi, kaip panaudoti įvairius, pavyzdžiui, aštrius daiktus, kaip saugiai elgtis vandenyje, kaip keliauti laivu, kaip keliauti būriniu laivu, kaip keliauti irkliniu laivu, kaip elgtis žygio metu, kaip pasigerinti sąlygas stovyklaujant. Šių metų stovyklos yra iš tikrųjų labiau taip paįvairintos amžiaus grupėmis. Tai tam tikros stovyklos bus skirtos tik tai jaunesniam amžiaus kategorijai, tarkim dieninukai nuo 5 metų amžiaus. Bet bus taip pat ir stovykla pirmą kartą tokia, kuri bus skirta tik paaugliam. Tai paauglių stovykloje atvažiuoja svečių iš užsienio skautų grupės, kurios nori stovyklauti skautų slėnyje arba pažinti labiau Lietuvos gamtą, Lietuvos šalį ir taip pat mūsų stovyklavimo sąlygas. Tai jie toj stovykloje dalyvaus kartu su lietuvių stovyklautojais, tai bus įvairių patirčių. Taip pat nemažai skautų vadovų, kurie atvažiuoja pas mus į stovyklą, jie turi tam tikras kompetencijas, dirba visus metus su skautais, turi savo amžiaus grupės vaikus, su kuriais dirba visus metus, o pas mus atvažiuoja savo patirtį pritaikyti 5-7 dienų savaitgalio stovyklų formate. Tai trumpiausios mūsų stovyklos, tai sakyčiau savaitgalio stovyklos, 1-2 dienų, tada yra 5 dienų ir 7 dienų. 5 dienų stovyklos yra pritaikytos labiau jaunesniai amžiaus kategorijai, tai mes vadinam atostogos kaime. Atostogos kaime stovyklos jos bus ir dieninės, ir su nakvyne. Tai dieninės, tai reiškia, atvažiuoja vaikai tik dienos metu, vakarais grįžta pas tėvus. Ir taip pat lygiai grečiai galės stovyklauti vaikai, kurie nori save išbandyti, galbūt pirmą kartą su palapine ant žemės 5 dienas. Ir ilgiausias mūsų formatas yra 7 dienų. Į šias stovyklas priimam dalyvius, kurie atvažiuoja stovyklauti pilnai patirčiai ir nakvoja palapinėse. Tai mes iš tikrųjų skirstom kiekvienoje stovykloje. Turime programą, kuri yra labiau pritaikyta pagal skautų amžiaus grupės. Tai tie vadinami jaunesniesiams skautam nuo 8 metų, nuo 5 metų iki 10 metų amžiaus. Jiems yra programa atitinkamai palengvinta, pritaikyta tai amžiaus kategorijai tam tikri žaidimai, užsiėmimai. Vadovai dažniausiai, kurie dirba su šitą amžiaus grupę, jie ir patys neretai turi savo amžiaus, tokio pat amžiaus skautų grupės. Skautų amžius nuo 10 iki 14 metų turės savo patyrimus, šiek tiek sudėtingesnę programą. Jeigu jis į žygį eis galbūt daugiau kilometrų, turės daugiau užduočių. Programa bus pritaikyta tą amžiaus kategoriją, žaidimai tam amžiaus kategorijai. Ir aukščiausia kartelė tai yra nuo 14 ir aukščiau iki 18 metų amžiaus. Šie dalyviai jau turės iššūkius gamtoje. Tai reiškia, jiems ir vandensžygis jau visos dienos greičiausiai bus. Kartais būna taip, kad jeigu atvažiuoja dalyviai, kurie jau 1, 2, 3, 4 kartą stovyklauja pas mus, žino gerai mūsų programą, tai jie netgi leidžiasi 2 dienų žygį kartu su nakvyne kažkur tai ne stovyklos teritorijoje. Stovykloje mes valdom nemažai rizikų. Tai jeigu imtumėm taip iš eilės nuo kranto, tai ežere yra vandens rizika, tai visos programos pas mus, kurios vyksta vandenyje, tai yra su gelbėjimo liemenėm, su tam tikrais vadovais, kurie žino, kaip elgtis vandenyje.
Mes turime rimtą pakankamai dalį su vaikais, kaip mes elgiamės prie vandens ir vandenyje, kaip užsidam saugos priemonės visas, kaip jas naudojam. Taip pat nuo, man atrodo, skauto amžiaus mes jau ir treniruojamės, pavyzdžiui, ką daryti laivo apvirtus, pačiam iš jo iškritus, skandinam baidarės, kanojas, kad suprasti, kaip elgtis, tarkim, tam tikrų netikėtų atvejų, kai atsiduri vandenyje. Sausumoje mes turime visą laiką stovyklos metu budinti bent vieną mediką, kuris turi visas įmanomas priemonės, kad galėtų pagelbėti čia ir dabar. Ekstra atveju, jeigu kažkas tai įsipjauna, įsiduria, įgelia, kažkas tai atsitinka vietoje. Ir taip pat turime paruošę nemažai strategijų ir vadovų instrukcijų, kaip elgiamės, jeigu atsitinka ir reikia, tarkim, gabenti į ligoninę arba jau į kitą kažkokią tai rimtesnę įstaigą. Tai reiškia transporto priemonė ir vadovų algoritmai, ką mes darome, kas važiuoja, kaip važiuoja, kokiu maršrutu. Įspėtos yra organizacijos, ligoninės, policija ir kitos tarnybos. Ninukai, kurie atvažiuoja 5 dienų stovyklai tik tai dienai, tai jie tik tai vieninteliai nestovyklauja palapiniai, bet net ir jiem pastatom palapinę, mokomės statyti palapinę kartu ir jie turėdami tą palapinę irgi labai aiškiai suvokia, kad tai yra jų laikinieji namai stovyklos metu. Bet visi kiti stovyklauja ir palapinėse, ir nakvoja palapinėse, dėl to įgūdžiai ir apima, kaip stovyklauti palapiniai, kaip susidėti daiktus, kaip saugoti, kad jie nesušlaptų, arba kaip juos įsidžiovinti, jeigu sušlapai. Kiekviena grupelė 10-12 vaikų turi laužavietę, turi savo susibūrimo vietą, nedidelį tokį tentą išsitempia, mokinasi irgi kaip apsisaugoti nuo vėjo, nuo saulės. Stovyklos metu visą laiką būna ir sausumos žygis, ir vandens žygis, ir vandens įvairi programa kiekvieną dieną, jeigu orai leidžia. Stovyklos metu taip pat irgi nemažai dalykų darom gamtoje. Pagrindė visa programa yra gamtoje. Tai mūsų kelalapiai šiais metais skirsis, žiūrint, kada registruositės, tai dabar kainos yra mažiausios, o po to jos po truputį brangs. Kas pavasarį, balandžio mėnesį jau nusistovės tas brangiausios, bet mūsų kelalapių kainos yra nuo 250 iki 330 eurų ir mes taikom lanksčią sistemą nuolaidom. Tai reiškia, labai atsižvelgiam, ar dalyviai jau grįžta pas mus yra apie 30-40% grįžtančių dalyvių, ar jie atsiveda draugų, jam taikom 15 eurų nuolaidą. Jeigu tai yra šeimos nariai, brolis, sesė, arba 2 broliai, arba poras seserų važiuojančių, tai irgi gauna šeimos didžiausią nuolaidą 10% nuo kelalapio kainos, kas paprastai sudaro apie 30 eurų nuolaidą vienam kelalapiui. Taip pat taikom nuolaidas ir šeimos kortelių turėtojams, tai yra daugiavaikiam šeimom, kurie nori išleisti vieną, tarkim, vaiką į stovyklą, jam yra taikoma irgi didžiausia šeimos nuolaida. Ir taip pat, jeigu registruojatės per mūsų sistemą, tai registracijų galite pasirinkti, kad registruodamėsi galite sumokėti pusę stovyklos kainos ir taip rezervuotis stovyklautojo vietą stovykloje, o likusią dalį galima sumokėti jau prieš stovyklą. Maitinimas yra viena iš tokių irgi labai svarbių sudedamųjų mūsų stovyklų dalių. Skautų stovyklose mes galbūt verdam viską ant ugnies ir ant trikojo pasikabinę puodą, bet kadangi čia jau stovyklos yra stacionarios, tai turim tam įrengtą vieną pastatą, turim atskirą dirbančią komandą su vadovu ir pagalbiniais skautais ir savanoriais, kurie gamina šviežią maistą kiekvieną dieną. Tai reiškia, kas antrą dieną atvyksta pas mus transportas, kuris atveža maistą ir kiekvieną dietą galbūt mes taip jau neatsižvelgiam labai smarkiai, bet į visas trijų pastabas žiūrime, kad dėl alergijų, dėl įvairių galimo arba negalimo valgymo ir panašiai. Tai yra kiekvienais metais bent porą kartų būna
stovyklose, kad taikoma tam tikra dieta arba tam tikras meniu atskiras pagal vaiko arba kelių vaikų galimybės valgyti arba nevalgyti tam tikrų produktų. Tai atitinkamai asmeniškai atsižvelgiam. Jeigu taip labai trumpai reikėtų pasakyti, kur mes esame, tai mes esame prie Žirnajų ežero ir mūsų vieta yra tarp Ukmergės ir Širvintų rajonų susikirtimo vieta. Esame Širvintų rajone, atstumas iki mūsų nuo Vilniaus, nuo Kauno ir nuo Panevėžio yra apie valanda kelionės automobiliu, apie 74-5 kilometrus. Ypatinga tuo, galbūt, kad nesame arti civilizacijos, esame paskutinis plotas, aplinkoje apsupti esame dalinai miško. Atvažiuoti pas mus galima savo transportu, o kartais jau dabar būna taip, kad dalis stovyklautojų pas mus atvyksta mūsų užsakytų transportų, galima užsisakyti iš Vilniaus atvežimą, papildomai arba atvežimą, arba ir parvežimą namo.